Viena iš šių metų naujienų pristatytų Hanoverio Agritechnika parodoje yra naujasis Z2 960 centrinio grėbimo grėblys. Pasižiūrėkite, kokio dydžio rotoriai. Kiekvienas rotorius turi net 4 metrų skersmenį ir Samaš pristatė kaip ir smulkmeną naujas dvigubo lenkimo spyruoklės, kurios užtikrina didesnį standumą ir galimybę grėbti didesnį masės kiekį neatsilenkia. Taip pat įdomi nauja modulinė važiuoklė, tai reiškia, norint pasikeisti ratus iš viengubų į dvigubus ar kitokias specifikacijas, nereikia keisti visos važiuoklės, bet viskas pasikeičia šitose vietose. Dar iš įdomesnių dalykų, jau nebereikia nusiimti alkūnių iš rotorių tam, kad transportuoti. 3 alkūnės viršuje tiesiog atsilenkia, išėmus kaištukus ir galima tilpti į 4 metrus transportinio aukščio. Lygiai taip pat susilengia ir apsaugos. Kitas įdomus dalykas, kurį galim pamatyti čia, yra nauja važiuoklė ir naujas važiuoklės dizainas. Samaš jau turi galimybę lankstyti netgi tokio diametro iki 160 mm vamzdžius, todėl visa galinė važiuoklė pagaminta iš vientiso vamzdžio be jokių virinimo siūlių. Kitas svarbus dalykas, ypač kalvotose vietovėse, galimybę komplektuoti svorius į galinius ratus. Tai užtikrina, kad grėblys nenuslys pagal jūsų važiavimo trajektoriją. Svarbi naujiena Z2 modeliuose, tai nuo šiol rankos ar alkūnės, kaip be pavadint, gaminamos ne iš apvalaus vamzdžio, bet iš profiliuoto profilio, tokio pat, kuris naudojamas ir kardanuose. Tai pasižiūrėjus iš arčiau, matos turi net 1, 2, 3 standumo briaunas. Na ir kaip visada Samaš standartinė komplektacija turi šitas guminės gaudyklės, tam, kad kraštinė nulūžusi spyruoklė nenuskristų kažkur jum į pašarą. Čia naujas dizainas, kadangi Samaš šiek tiek pakeitė spalvas, įvedė juodų elementų, šiek tiek pakeitė žalią spalvą. Čia toks smulkmena atsidarantis dangtelis ratų atramoms. Kaip opcija darbinis apšvietimas. Parodysim dar kitą modelį, jis gali ir atsikabinti tam, kad aptarnauti agregatą. Iš įdomybių, ko gero turim nueiti į priekį. Naujas perdavimas. Anksčiau Z2 modelis turėjo perdavimą per kardaną į vidurinį reduktorių ir visa jėga buvo perduodama 90 laipsnių kampu. Šiuo metu turim reduktorių šioje vietoje ir gale perduodama 45 laipsnių kampu į abudu rotorius. Tai galime matyti štai ten. Tai reiškia, kad galime sulenkti grėblį su įjungtų kardanu. Anksčiau tai būtų tiesiog sulaužę velinus. Kitas svarbus dalykas Z2 grėblyje yra hidropneumatinis spaudimo reguliavimas į dirvą. Samaš po truputį atsisako spyruoklių ir viskas bus reguliuojama cilindrų pagalba. Čia matome manometrus, kurie parodo spaudimą abiejose rotoriuose. Tai jeigu matysime, kad kažkur yra gedimas, tai pagal šios manometrus bus aišku, kurioje pusėje ieškoti problemos. Na ir hidraulinis darbinio pločio reguliavimas standartinėje komplektacijoje. Tad turime tikrai prabangų grėblį, beveik 10 metrų darbinio pločio ir maksimalus efektyvumas.